kažkada turėsit jau pareiti. Aš tikiu, kad mokytojai, tėveliai pasirūpins jumis, kad jūs tikrai ateitumėte ir pareitumėte saugus. Nu, visiems kitiems tikrai noriu pasakyti tų, kurie jau nebe pirmokai, kurie jau yra tas kelias pradėtas, tai pasistengkite pasisemti kuo daugiau iš mokytojų, mokytojai perduokit kuo daugiau žinių, kuo daugiau šilumos, nes jie dar tikrai yra maži. Na, o kolektyvui norėčiau padėkoti ir pasakyti, kad tikrai jie šiemet laukia rugsėjo 1-osios, tai kaip matom, praeitais metais tas takelis ir čia buvo netoks, tai tikrai ačiū direktoriui, ačiū kolektyvui. Na ir dar už ką noriu padėkoti, kai pas mus atvažiuoja delegacijos ir sako pagėgiai gražus, tai aš visada galiu pasakyti, kad pirma, tai jūs pasitinkate iš kairės, tai jūsų yra nupjauta žolė, jūsų sutvarkyta, jūs esat gražus, tai toliau eina vaikų globos namai ir taip toliau, kad taip visi puošiamės, taip mes atrodom. Ačiū jums, gerų mokslo metų, susitiksim, gal paskutiniam skambutį, tai bus ir žinių pasisėmę. Na ir mes, aišku, be dovanų negalėjom ateiti, tai atnešėm keletą daugiau dovanų. Aš suprantu, kad čia mažieji gal tik sklaidys ir nuotraukas žiūrės. Yra Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai ir tikrai ant viršelio, kada yra Plaškių bažnyčia, tai tikrai jūs turėsit ką parodyti, o mokytojams tai turėsit, gal ir tėveliams kai kuriam padovanosit. Tad gerų mokslo metų. Rugsėjo 1 dieną blizga visų mūsų akys. Mes su džiaugsmu išleidžiame savo vaikus į mokyklą, kurie pasisems naujų žinių, įgis patirties. Vaikai be abejo laukia susitikimo su klasės draugais, laukia susitikimo su savo mokytoja. Mokytoja, kuri visuomet jis supranta, paguodžia, nuramina ir be abejo suteikia daug naujų žinių. Paslapčių aplinkui milijonai. Organizuoja akciją Apsaugokime mūsų ateitį. Šios akcijos organizatoriai siekia, kad mūsų mažieji dalyviai būtų moksleiviai, pradinukai būtų matomi gatvėse ir kuo mažiau nelaimė vyktų keliuose. Ir mūsų generalinis direktorius Eduardas Jasas skaito, kad pradinukai sugebėjo pasirūpinti savo saugia ateitimi ir savo sveikata ir gyvybę, bus saugus darbuotojai ir draugai. Tai ką jums linkiu, gerų mokslo metų ir saugių mokslo metų. Ir tiesiog simboliškai patiem mažiausiam jūsų mokyklos moksleiviam įteiksime atšvaitus, kad jie būtų saugus eidami ir grįždami iš mokyklos. Geros šventės!